universitetui ar vienai kažkuriai kolegijai tas organizavimas. Ir tada, jeigu duotumėm pasiūlymą, galbūt ir studentus lauktumėm didesnį aktyvumą. Ačiū. Kadangi jau dar visiems pasireklamuoti, nes jeigu pasireklamuoti už technologijų parką, inkubatorius bus 2016, va čia toli už kampo, naujas, gražus, su atvirom erdvėm ir su gamybinėm patalpom. Tai startupam mes iš tikrųjų sąlygas Klaipėdoje pagerinsim ženkliai. O šiaip iš tikrųjų matau, kad diskusija labai stipriai įsibėgėja, gali būti, kad aš jau po to nebesukontroliuosiu juos. Tai aš dabar paprašysiu padaryti taip, kad mes duosim kiekvienam sėdinčiam pasisakymą maždaug 2 minučių, apibendrinant apie tai, kaip iš tikrųjų mes išsaugosim tuos protus ir užtikrinsim darbo jėgos pasiūlą. Ir tada diskusijas pratęsim privačioj aplinkoje, mūsų vestibiulį, kuris dabar atrodo žymiai geriau negu prieš tai, kai jūs matėte įėjimą. Tai prašau. Kėsim nuo jūsų. Tai kai čia sėdėt priekį jūsų, dažniausiai labai kyla daug minčių, bet atrodo bus pasakyti. Taip pat galėčiau paklausti studentų, kadangi matau, kad ten daug studentų sėdi. Gal pasakyti po kilusių nors minčių ir galėtumėt ko nors pasakyti. Tai dažniausiai studentai sėdi tylėdami. Privačiam pokalbiui. Iš tikrųjų, tai džiaugiuosi, kad yra daug iniciatyvos skatinti visų studentų aktyvumą. Čia buvo girdima labai daug įdomių minčių, bet nepamirškime, kad pirmas ir antras kursas iš tikrųjų tų studentų, kurie įstoja, jie yra kaip gyvybingiausias ir jis yra esminis jų tolimesnio formavimuisi, jų tolimesnės aktyvios veiklos formavimuisi. Ir svarbu pasiimti pačius geriausius studentus. O kaip tai padaryti, reikia sukurti bendrą koncepciją, kadangi pačius stipriausių Klaipėdos gimnazijų moksleiviai dažniausiai važiuoja iš Klaipėdos. Ir neaišku, nes mes turime ir tą gamtą, kuri nėra išnaudojama, kurios niekas neakcentuoja, nors daugelis mano klasiokų, aš pats iš Klaipėdos, baigiau Klaipėdos už vieną gimnaziją, visi myli Klaipėdą, visi nori grįžti, tačiau mokslai vis tiek renkasi kitose miestuose. Ir jie neketina grįžti čia atgal kaip darbo jėga, kaip aktyvūs protai. Ir labai gaila, nežinau, čia turėtume visi pasitarti. Jūs turėtume gauti kuo daugiau studentų. Ir aš čia sėdžiu pati viena. Ten sėdi yra daug studentų, bet niekas nepasisako. O iš tikrųjų jums labai svarbu yra jauni protai, kur tikrai reikia jūsų vieningos nuomonės. Pasakyti. Atsiprašau, Ačiū. Iš tikrųjų, smagu išgirsti, kad savivaldybė inicijuoja bendrą aukštųjų mokyklų kažkokį tokį marketingo projektą pritraukiant studentus. To jau senai reikėjo miestui, kuriant bendrą viziją miesto, kad čia yra miestas, kuriame gera studijuoti ir gyventi. Tai tikėkime, kad tas projektas įsibėgės ir toliau sėkmingai plėtosis. Kiek žinau, buvo svajonė tokia savivaldybė idėja sukurti visuomenę aukštųjų mokyklų tarybą, bet kol kas to nėra įgyvendinta. Tai norėčiau palinkėti, kad tai būtų toks sukurtas darinys, kuris pastoviai veiktų ir būtų tas ryšys tarp miesto ir aukštųjų mokyklų, diskutuojant ir kuriant kažkokias realizuojant idėjas bendras, nes to tikrai reikia. Ir vienas dalykas, ko vis dėlto kaip klaipėdietis, miestietis, kuris čia atvažiavęs, pasigėsčiau Klaipėdos kažkokio išskirtinio veido. Prasme, apsispręsti to, kaip ir minėjau, kažkokį simbolį, rasti simbolį, kuris atspindėtų išskirtų Klaipėdos miestą iš ne tik Lietuvos, bet apskritai pasaulio miestų. Tai reikėtų tai atrasti ir tai padėtų Klaipėdai tapti išskirtiniai ir populiaria, kuo galėtume išskirti ir pritraukti žmonės čia. Dėkui iš esmės už visus pasiūlymus. Manau, savivaldybės vardu negaliu aš apeliuoti į didelę instituciją, bet mūsų toliaregiškas tikslas yra didinti darbingo amžiaus gyventojų skaičių mieste ir pagrindinis to pats labiausiai atsiperkantis arba pats užtikrinčiausias yra per profesinių mokyklų visų pirma stiprėjimą mieste, antras per aukštųjų mokyklų stiprėjimą, nes aukštųjų mokyklų absolventai, kaip LCC pavyzdžiui, išvažiuoja. Bet mes nežvelgdami iš šitai dėsim didelės pastangas, kad tai įvyktų, ar tai bus per naujų institucijų plėtrą, bet manau, už 5 metų galime savo
išsikelti tikslą, kad vietoj 14 000 aukštųjų mokyklų studentų Klaipėdoje galėtumėm turėti 22 000 ir manau, tai yra gana realu. O iš tikrųjų linkėjimas kitiem, arba aukštosiom mokyklom, arba akademiniam institucijom, tai pamastyti apie savo viziją, iš tikrųjų misiją mieste, nes dažnai susikoncentruojama į išsilavinimą, o ne į misiją kaip verslo tekėjas tyrimų prasme ir darbo jėgos prasme. Ačiū. Aš manau, kad Klaipėda kaip miestą, sakykime, visoje Lietuvoje, nes Pabaltija labiausiai išpopuliarintų ir padarytų geriausia vieta gyventi, tai pakankamai didelis miesto gyventojų užimtumas. Kas įeina miesto gyventojų užimtumą? Tai įeina darbas, tai įeina studijos mokslas ir įeina to pačiu savanorystė. Taigi mes Klaipėdos teritorinė darbo birža, esame pagrindinė užimtumo tarnyba, vienintelė valstybinė užimtumo tarnyba, todėl mūsų pagrindinis tikslas toks ir yra didinti ir kelti užimtumą. Mes ne vien tik tai siūlome darbą, ar ne? Ta prasme, darbo skelbimus, kad taip paprastai įsireikšti. Bet tuo pačiu aktyviai dirbam su mokiniais, padedame jiems pasirinkti profesiją. Taipogi esame ir savanorystės centras, praktikos centras. Todėl mano įsitikinimu, jeigu mieste bus pakankamai užimtumo ir sėkmingai ir darniai veiks valstybinės ir aukštojo mokslo institucijos, mes tada tikrai galėsime pasiekti rezultatą. Taigi aš esu ne už naujų institucijų kūrimą, kurios kurtų vizijas apie miesto plėtrą, įvairiapus, ekonominė, socialinė ir taip toliau, bet apie tų institucijų, dabar veikiančių institucijų, sėkmingos veiklos koordinavimą, tam, kad būtų pasiektas rezultatas. Aš manau, kad šios dienos diskusija iš tikrųjų yra naudinga, nes ne kiekvieną dieną galim susėsti taip atvirai pasikalbėti ir universitetai, ir miesto atstovai, aukštosios mokyklos studentai ir visos tos išsakytos mintys iš tikrųjų jos yra esminės ir pakankamai svarbios. Jeigu prieš tai pasakytas ponas Eglės mintis, kad vis tik tai nepakanka vietų praktikos administracijai, išgirdom aiškiai iš administracijos direktorės pavaduotojas, kad nuo šiol visi studentai galės atlikti praktiką ir bus savo šalies ambasadoriais, tarptautiniai studentai. Tarptautiškumo didinimas, jisai neabejotinai svarbus. Taip pat mintis, kad reikia labiau vadybiškai aukštosiom mokyklom bandyti ieškoti studentų kitose miestuose, Kaune, Vilniuje irgi labai svarbi, ir smulkaus ir vidutinio verslo atstovų, ir Aro, ir Sauliaus pastebėjimai irgi labai naudingi. Ir iš tikrųjų, ką pasakė Simonas, vyksta ta linkme, ypač asmeniškai jo dėka, manau, kad kuo daugiau jaunų žmonių bus valdžioje, to bus geriau miestui. Pabaigai norėčiau paminėti, kad, net nepaminėti, o palinkėti, kad aukštosios mokyklos šiuo metu ruošia pakankamai aukštos kvalifikacijos studentų. Bet norėtųsi, kad tie studentai būtų ne tik aukštos kvalifikacijos, bet kad jie savo iniciatyvumu ir savo iniciatyvomis kankintų tiek miestą, tiek verslą. O pavyzdį jiems rodytų patys dėstytojai. Aš kaip aukštosios mokyklos vadovė, aš kaip socialinių mokslų kolegijos vardu ir pati kaip vadovė įsipareigoju, kad mes ugdysime jauną, veržlią, atsakingą ir veržlią kūrybišką tautą ir piliečius Klaipėdos miesto. Ir iš tikrųjų prisidėsim prie to, kad jie kurtų naujas įmonės, kurios įsikurtų naujai kuriamame inkubatoriuje. O mums kaip miestui visiems tikrai linkiu nepamiršti, kad Klaipėda labai unikalus, labai tapatus, turintis tokią unikalią tapatybę miestas. Dažnai žmonės sumaišo, kai aš būnu Vilniuje, galvoju, kad čia Klaipėda tai Žemaitija ir aš visada sakau, Klaipėda nėra Žemaitija. Tai yra 5. etnografinis regionas miestas, kuris išsiskiria savo tuo, jis yra prie jūros, jis toks gaivališkas, laisvos valios ir laisvos minties miestas. Tai su tokia dvasia, jinai yra tokia labai įkvepianti ir aš galvoju, jinai turėtų pritraukti jaunus žmonės ir galėtų tapti tokiu laisvumo, laisvos jėgos simboliu.
Ir tai tikrai yra patrauklu ir Klaipėda tikrai yra super miestas vienintelis, tokį titulą gavęs ir išlaikęs. Labai džiaugiuosi šios dienos diskusiją, labai džiaugiuosi pono Simono gražiom iniciatyvom ir tikiuosi, kad iš tikrųjų tai padės pritraukti mums daugiau studentų. Ta praradimą, kurį mes patiriame, abiturientų praradimą išvykstantiems į kitus miestus, manau, kad mes tikrai dėdami žygius pritrauksime kitos Lietuvos dalies abiturientus čia, jeigu iš tikrųjų Klaipėda taps tuo laisvuoju miestu. Manau, mums tai tikrai duos visiems naudos. Kągi, pramonė, nereiktų priešinti gal pramonės ir smulkaus verslo. Iš tikrųjų daugiau matau sąlyčio taškų negu priešpriešos. Ir man daugiau netgi pasakysiu, kad ko gero, atsakant į klausimą, ko reikia, kad čia jaunas žmogus pabaigęs mokslus pasiliktų, atsakymas ir glūdi smulkiame ir vidutinėme versle, inovatyviame, moderniame, šiuolaikiškame. Mes susitelkę turėtumėm surasti tokias formas, tokius modelius ir tokius būdus, kad paskatinti jauno verslo atsiradimą. Patikėkit manim, aš dar lyg ir nesu senas, bet labai jau ateina žmonės nauji į įmonę, atsineša tikrai įdomius matymus, įdomias vizijas, visai kitokias negu kad tu iki tol galvojai. Tai ateitis, gerai, tiek to lozungų išvengsim. O reiškia šitas mini forumas toks, kodėlgi jo nepratęsus arai organizatoriams linkiu pratęsti jį, kas mėnesį padaryti tokį aptarimą, metus laiko, tol, kol mes neprieisim prie konkrečių sprendimų. Ačiū labai. Aš asmeniškai labai noriu padėkoti diskusijos dalyviams, kurie šiandien buvo unikaliai produktyvus, nes aš manau, kad šiandien diskusijos mes įsinešim minimum vieną veiklos planą ir vieną gerą įsipareigojimą. Tai aš manau, kad mes ne veltui praleidom šitas 2 valandas čia ir aš tikiuosi, kad diskusiją jūs pratęsit asmeniškai vestibiulį. O dabar perduodu žodį Arui, šio renginio organizatoriai, kuris galbūt praneš mums apie kokias nors techninės detalės. Noriu visiems padėkoti susirinkusiems. Ačiū, kad atvykote į jau 4 metus mūsų organizuotą forumą, kurio pagrindinis tikslas yra jungti verslą, mokslą ir valdžią, rasti bendrus taškus. Ir aišku, pabaigai taip pat norėčiau visus pakviesti prie, ko nepaminėjo, ir ten paminėjo stalą, bet nepaminėjo, kad mes galime prie vyno taurės, taip pat padiskutuoti, rasti tuos sąlyčio taškus konkrečiai, gal kažkas tai nepasakėt arba nepaklausėt, tai mes mielai visi atsakysime į kitos papildomus klausimus. Ačiū Jums visiems ir kviečiu prie stalo.